Taigi reiškia, jokiam šiukšlių konteinerio Jonui, vat, ir Jonų linijai iš telekomo subinių neišrakinėja. Šitas visas jų prostitucijos paieškos, kas Interpolui, kas geišomis dirbsia dėl Kristutės karalystės. Atsiprašant, subinien ieškot reikalo su darbo inspekcija. Kokios gali būti virtualios simuliacinės tų durnių veiklos? Jeigu vadovauti nebegali joks omonas virš 62 metų amžiaus, tai kokie jų vaikai debilai gali rakinėtis biometriniuose primatavimuose? Tai va, tai reiškia darbo inspekcija uždarysia viešnamius nelegalius Lietuvoj, kad simuliacija nevarytų, o simuliacija, žinom visi, yra ne if, o simuliacija yra tokia, kuri terrorizuoja kaip hidros virusas, galvojančių, kad tai nėra tam virusui kažkokio tai iš juodo interneto išėjimo. Biometrika ir yra atsakymas iš šitų visų subinių rakinėjimo kažkokių tai vaidinančių agentėm, bobučių virš 62 metų. Jūs nebesat CŽV, nei KGB, nei FT, nei KRV, nieko nesat. Man įrodinėti, koks aš invalidas, nes tai ne jūsų reikalas, Ugnis Stažydaitės.